Michaelas Bienas, seriale Šarpas, Šarpo kuopa. Taip pat vaidina Michaelas Byrnas, Clive'as Francesas, Hugh Fraseris, Nicholas Jonesas, Pitas Postledeitas, Assunta Serna, seržantą Harperį vaidina Daro Amalis. Ispanija 1812. Tuo metu, kai Napoleonas bando užvaldyti Šiaurės Europą, Wellingtonas iš Portugalijos pradeda veržtis į Ispaniją. Žygio sėkmę užtikrinti Wellingtonas pirmiausia turi užimti dvi didžiulės pasienio tvirtovės – Badajosą pietuose ir Ciudad Rodriga šiaurėje. Scenarijaus autorius Charlesas Woodas. Pagal Bernardo Cornwellio romaną. Režisierius Tomas Kleves. O dieve, nupjaukiam ranką. Pjauk. Ar jis negyvas? Jūs girtas, pone Praisai? Taip, girtas. Ar pulkininkas mirė? Dar ne. Yra vilties. Ei, judu neškit jį. Mes viduj. Girdite šūksnius? Ciudad Rodrigas užimtas. Atrodo kaip negyvas. Nupjovėt jam ranką? Taip ir maniau. Mačiau. Šarpai, tu gyvas? Taip. Inžinieriams nėra už ką dėkoti. Sienas perkopėm lipdami vienas per kitą. Įspėju, Badajoso tvirtovės šturmui būsim pasirengę ne ką geriau. Pulkininkas Lawfordas neteko rankos, sere. Tai dar lengvai įsisuko, nors gyvas, kad ir be rankos. Taigi. O su juo siejau paaukštinimo viltis. Na jau, Šarpai. Tokiam kaip tu pritaikymą rasim. O kas aš toks? Be Lawfordo aš tik beglobis kapitonas, niekas kitas. Kariuomenė ima gyvuliškai siautėti pirmai progai pasitaikius. Plėšikauja, prievartauja, lėbauja. Už visas kančias ir nepriteklius jiems buvo žadėtas grobis. Tegu Dievas juos teisia, aš nelinkęs. Bausmė bus Badajosas. Jau netrukus. Primenu, milorde, kad nesulūžę liko tik iš prancūzų atimti tranšėjų kasimų įrankiai. Argi negėda, kad prancūzų įrankiai geresni už mūsų? Negaliu atlikti to, kas privalu karo inžinieriui. Sutelkti visus prie pralaužtos sienos, kol jiems dar lieka jėgų šturmui. Kaip manot, kodėl tiek žuvusiųjų? Nežinau, pulkininkė Fletcherį. Pažvelgte į Piktoną. Mano pramuštgalviai vadina jį driskiu štabo meškinu. Jaunasis Lawfordas išėjo iš rikiuotės, neteko rankos. Pietų Esekso pulkui reikia naujo vado. Gal jūsų driskiu štabe atsirastų kandidatas? Aš pasikeičiau. Kuria prasme?
Pagimdžiau kūdikį. Kūdikį? Dukterį. Mano? Mūsų. Ar pyksti? Ne. O ko man pykti? Kareiviams vaikų nereikia. O kuo vardu? Antonija. Antonija. Mano mamos vardas. Antonija. O kur ji? Badachose. Mieste? Atleisk, ji susirgo. Reikia ją iš ten ištraukti. Ji dar kūdikis. Tik Badachose turiu giminių. Teresa, reikia ją atsiimti. Per apgultį niekas iš ten neištrūks. Taip. Tu pasikeitei. Šarpui gimė vaikas. Seržante, ar tikrai? Taip. Jis Badachose. Nieko savo vietelė. Netrukus jį iš ten ištrauksim. Žiūrėk. Sere, prašau leidimo palikti rikiuotę. Ką tik pamačiau savo vakarienę. Iš rikiuotės be leidimo tiesiai į kartuves. Štai. Ir tau, Teresa, mielai išrašyčiau leidimą. Visi kareiviai turėtų susilaukti dukterų. Sušvelnina vyrams širdis. Sveikas, senjore. Už kvantos skatikų man prikaltum puspadžius? Ir kaip tau pavyksta? Mali liežuviu kaip tikras portugalas. Už kokį nusikaltimą tave nuplakė? Stu. O tu? Išplakčiau tave dar kartą, nes regis nieko neišmokai. Lengvųjų pėstininkų kuopos vadas. O tu? Atsiprašau. Matthewsas, sere. Atvykau su šauktiniais iš Lisabonos. Viljamas, Pietų Esekso pulko jaunesnysis leitenantas. Šarpas, Richardas, 95 pulko kapitonas. Vadovauju Pietų Esekso lengvųjų pėstininkų kuopai. Laikitai.
Prašau man atleisti, sere. Matai mano nugarą, Matthewsai? Buvau išplaktas už tai, ko nepadariau. Ir tave dažnai kaltins tuo, ko nepadarėjai. Bet kadangi esi karininkas, tavęs neplaks. Net jei būsi kaltas. Aš Haris Praisas. Nekaip jaučiuosi. Pagirios kamuoja. Kaip laikotės? Gal tamsta piniginkas? Man reikėtų 5 gynėjų. Neduokit. Neduot? Jis pasirašytų popiergalį su pažadu gražinti skolą, tikėdamasis, kad žūsi Badachose. Ką čia šneki, Richardai? Argi ne taip sukčiau? O kur šauktiniai, Viljamai? Jau įsilaksti? Surinkite juos, prireiks. Būtinai, būtinai. Džentelmenai, stop. Dešinėn. Seržantas Heiksvilas. Ar galiu kreiptis, sere? Trūksta žodžių, sere. Dievaži, kokia staigmena. Šarpis. Dar gyvas. O kapitonas Morisas? Majoras Morisas. Tvirtas ir žvalus, Dublinė, sere. O tu atsibeldai pas mane. Tolimas kelias, sere. Buvau be prarandęs viltį. Aplink. Marš prie sienos. Jei nors pirštu paliesi kurį nors iš mano vyrų, seržante, nudėsiu. Pirma greta, žingsnį priekin marš. Ginklus paruošt. Grūstuvus ištraukt. Matthewsai, varykite tą niekšą šalin. Ne, aš pats. Seržante Heiksvilai, sere. Komanda laisvai. Ačiū, sere. Kad į kur galas. Sužinokit jo pavardę, Matthewsai. Pavardė? Blekas, sere. Kuo plačiau prasižerk. Ir kad nekrust. Va taip. Tavo motina buvo raupsuota kiaulė, rūpužės išjuda. Motina? Pone Šarpai, sere. Labas, panelė Teresa. Vadovaukite, Matthewsai. Jis tikėjusi su manim pasismaginti. Jums leidus jį pribaigčiau, sere. Kelkis. Stokis. Ji karininkų išjuda. Kekšė Portugalė. Užčiauk nasrus ir klausyk. 3 taisyklės.
Seržantė girdi? Taip, sere. Šarpo taisyklės. Jų laikosi mano kuopos pėstininkai. 1. Kaunėsi iš peties. 2. Prisilakė tik man leidus. 3. Vagi tik iš priešo arba kai išbadėjai. Ir stovėk tiesiai. Rankos nuleistos kaip dera. Dėmesio. Nejudėk, kai karininkas su tavim kalba. Turėtum žinoti. O gal nori man smogti Obedają? Obedają? Jei smogsi karininko Obedają, tu lavonas. Tiesa, jisgi nemirtingas. Pažiūrėkite į kaklą. Jį bandė pakarti, bet liko gyvas. Aš galiu jį nudėti. Mėginta ne kartą. Matot, kaip klusniai stovi? Karininkams Obedaja visuomet paklūsta. Ir pelno jų palankumą. Kaip mat jį nudėčiau, nedvejodamas. Bet tik jo aukų akivaizdoje. Kaip liepia pareiga. Obedaja pikžaizdė. Neždinkis. Lauk. Lauk. Tokio šlikštaus airio kekšių globėjo dar nemačiau. Harperi, paleisk jį. Dėmesio. Stokis. Paleisk jį. Pone Šarpai. Sere. Ar pažįstat mano žmoną? Ne, sere. O jūs pažįsta. 2:30 sukite mano palapinę. Būtinai, sere. Ar namie medžiojat su skalikais? Kokių turit? Neturiu jokių. Obedaja su kitu niekšu, karininku Morisu. Kartą dėl pramogos, ko nemirtinai sumušė vieną indą. O kai juos sustabdžiau, kaltė suvertė man. Buvau išplaktas. Stebėk į patai. Jis pelnosi kareivių sąskaitą. Vagė amuniciją, diržus, perpėtes, kuprinės. O už prapuolusius daiktus tie, kas neduoda jam kyšio, plakami rimbu. Ir dar žmonos. Obedaja muša vyrus tol, kol pas jį ateina jų žmonos. Prievartauju visas. Tokių kaip jis mačiau ne vieną. Klastingas tipas. Dangstosi disciplina. Atiduoda pagarbą, uoliai vykdo karininkų įsakymus. Neįkandamas riešutėlis. Tik mes, pakėlė iš kareivių gretų, matom jį kiaurai. Taip tikrai. Prisijimi pareigą? Tuomet man bus saugiau ją išleisti pas priešą. Tai dabar jį šnipinėja jums? Jūs naujas Wellingtono žvalgybos karininkas? Žinau. Badachosas. Dėl jos tai nesibaiminu. Dėl jūsų. Gal susituokim, kaip manai? Paklausiu tavo dukters nuomonės. Būtinai paklausk. Mano dukters. Ir ištraukė iš ten, kol nepradėjom apgulties. Antonija. 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 Džekai jis nemedžioja. Nesistebiu. Prasimušęs iš kareivių, argi galėtų. Lofordas jį laiko gerų karininkų, o Lofordas nekvailys. Ar 4 pulko apžiūroj dalyvausite asmeniškai? Taip. Ir mano akivaizdoje prieš rikiuotę iškelkite vėliavą. Tegu žino, kas vadas ir už ką turės kautis. Negaliu Šarpo skirti kapitonu Džekai, ypač kai atvyko Raimeris. Be to jis pešasi su savo seržantais. Taip, sere, bet Wellingtonas jį didžiai vertina. O aš vertinu Wellingtoną. Kai kurie nepritarė, bet po Talaveros mūšio negaliu jų atsižavėti. Wellingtonas varys pulku šturmuoti sienų. Prancūzai tūno už sienos, o jis užtvindo sienas kareivių srautu, tarsi nebūtų kitų būdų.
Tamsta siūbuojat? Nuolat? Pasistengkit stovėti tiesiau. Matau, pastebėjot, sere, kad aš geriau už kitus jaučiu, iš kur vėjas pučia. Todėl ir siūbuoju kaip gluosnis. Ponas Šarpas atėjo, sere. Kvieskit čionai, Praisai. Ką nuspręsi dėl Praiso, sere? Einu adjutanto pareigas. Skirsite jį adjutantu? Na jau ne. Aš nebe adjutantas. Prašome į vidų, Richardai. Šarpas, sėskitės. Štai mano žmona. Be galo ją myliu ir dievinu. Ji žavisi jumis. Rašė man apie tai. Ar Praisas girtuoklis? Mūšė nelašo, sere. Džekai, patvirtink. Jessica jau domisi. Kaip pasakiau, sutriko drobuolis. Žinia apie jūsų trofėjų, Šarpai, prancūzų erelį, pasiekė tėvynę. Apie tai rašo laikraščiai, žurnalai. Didžiulė garbė, pulkui ir jums. Ačiū, sere. Bet kur man jūs dėti? Kur? Karininkais aš patenkintas, bet kapitono turiu per daug. Anglijoje atsisakyta skirti jums kapitono pareigas, taigi kuopai vadovauti negalite. Lieka leitenantų. Beje, kas ten rytą nutiko? Susibarėm. Dėl ko? Įžeista moteris, sere. Kas ta moteris? Mano žmona. Ar mūsų žygyje dalyvauja dama? Ne visai. Ji tik atlieka tam tikras pareigas. Karo veiksmuose ji nedalyvauja. Kokias pareigas? Žudo prancūzų, sere. Ir išvyko paimti iš Badajoso mano 8 mėnesių dukterį. Kaip ji žudo prancūzus, Šarpai? Jos pravardė Laguha, Adata. Ji partizanė. Pjausto priešams gerklės. O dieve. Ar prašėte leidimo vesti? Džekai, dėl dievo meilės, lyja, liepk įnešti antklodės. Šarpai, prisėskit. Tai ką, sere, nusprendė dėl manęs? Turiu priimti karininką, iškilusi iš kareivių gretų, ir sudaryti jam palankės sąlygas, tapti vienu iš mūsų. Galėčiau jūs pasiųsti su misija į Portugalijos ar Ispanijos kariuomenę. Tam suformuotas naujas štabo korpusas. Aš pasiliksiu, sere. Gerai. O šturmuojant Badajosą, sere, prašau man leisti vadovauti menkos vilties būriui. Užtikrinta mirtis, užtikrintas paaukštinimas, sere. Man tai vienintelis būdas. Na, gal ir taip. Linkėjimai žmonai. O pareigas jums rasiu. Ką čia veikia? Mums įsakyta kasti apkasus, sere. Man, jauniui Perkinsui ir eiliniam Kleitonui. Reikės kastuvų, vaikinai. O kur seržantas Harperis? Čia tik mes, sere. Ir jis. Kas? Va tas. Seržantė, eikš arčiau. Kas? Aš? Klausau, sere. Kodėl rinktiniai šauliai kasa apkasus, Heiksvilai? Rinktiniai šauliai? O kas čia jūsų nuomonė?
Kad mane kur, leitenante, sere. Jis kareivis, o ne juodadarbis. Rinktiniai šauliai tarnauja su ginklu rankose. Tai nebepasikartos, leitenante, sere. Išnaudoju žmonės. Ir tuo mėgaujas. Kur tavo šautuvas, Hagmanai? Atėmė, sere. Žadėjo duoti muškietas? Kieno įsakymas? Kapitono Raimerio, sere. Džentelmeno, kuris perėmė vadovavimą jūsų lengvųjų pėstininkų kuopai. Ką? Sere. Su raudonai švarkais, blizgančiom sagom, jie puošniai atrodys. Ką? Netek žaliosios aprangos? Sere. Jie šauniai atrodys, kaip mes visi. Užsisakstyk, Hagmanai, kad neperšaltum. Žoldi, senas asilė. Kumpanosis atjoja. Štai, sere, kapitonas Raimeris. Medžiotojas. Pasiruošęs vykdyti jūsų įsakymus, sere. Ak, štai kur tu eilinis Kleitonai, o mane šįryt kausi su prancūzais. Sal, mieloji. Saugokit jį, ponė Šarpai, kad liktų sveikas. Nesiaudink, Sal. Tokių kaip jis čia pilna. Neždinkis. Majore Nernai, nesmagu prašyti, draugystė mūsų nesieja, bet gal užsiminkit Wellingtonui apie mane. Gavau paaukštinimą, bet juk ne ūkvedžiu buvau paskirtas. Negaliu taip žemai nusiristi, rūpintis kareivių žmonų, maisto davinių pašarų, kastuvais, kapliais, čiužiniais, sudarinėti sąrašus. Iškalbos tau netrūksta, o draugauti, manau, galim. Skirkite mane smogiamojo būrio vadu, sere. Tik šturmo divizijos generolas gali duoti tokį įsakymą, bet neduos. Norės, kad priešo gynybą pralaužtų jo kariai. Ir nesuprantu, kodėl visi taip geidžia mirties. Kai kurie net savo ąžalą siunčia į pražūtį. Mirtis nenuspėjama, sere. O paaukštinimas užtikrintas. Noriu laipsnio, kurio niekas iš manęs netimtų. Pirmas perkopęs Badajoso sieną, tapsiu tikru kapitonu. O aš turiu vykdyti jo nurodymus. Kitos išeities nėra. Gal man padėsi? Ar purvo ir pažeminimo tau dar negana? Labiau pažemintas būti negaliu, sere. Ardoma mano kuopa. Kuopa ne tavo, Šarpai. Imkitės kitų darbų. Aš kareivis, sere. Nesumautas klerkas. Patarnauju, ieškau pašaro, skaičiuoju kastuvus, skiriu kareiviams bausmes. Taip, sere, ne, sere. Gal iškasti išvietės duobę, sere? Kokia čia karo tarnyba? Karo tarnyba. O kaip kitaip ją vaizduojasi? Per ilgai tau buvo leista siautėti kaip kokiam piratui, ne, sere. Kai bus duotas įsakymas šturmuoti sienas, piratais džiaugsitės labiau negu klerkais. O kaip kitaip, pone Šarpai? Sąrašai. Be jų neįsiversi. Į tėvynę, kapitone, keliauja žuvusiųjų, sužeistųjų, apdovanotųjų ir paaukštintųjų sąrašai. Richardai, už tų sienų tavo moteris. Ir vaikas. Nejau žūsi, nepamatęs dukters. O kodėl Teresa ten? Laiku nepasitraukė, o dabar nebegali. Palaikot su ja ryšį. Žinoma. Neišleisite jos. Ji šnipinėjo jums ir Wellingtonui. Taip manai? Nepatariu apie tai garsiai šūkaut. O dėl menkos vilties būrio su Wellingtonu pasikalbėsiu. Bet jis nesutiks. Ir pasirūpins, kad niekas nesutiktų. Jis per daug jūs brangina, Šarpai. Į pražūtį siūs tuo met, kai jam bus naudingiausia.
Pulkininkė Fletcherė, ar mūsų pabūklai pramuš sienas? Apšaudyti galime, lorde. Gal šiek tiek apgriausim. Ten yra nuožulnus pylimas, maždaug 20 pėdų gylio griovys. Radalinai, o už jų sienos, labai aukštos. Patrankas išdėstysime, lorde. Galite šaudyti ir šaudyti, jei manot, kad reikia. Mano vertinimu sienos neįveikiamos. Lordo Wellingtono įsakymu jums draudžiama pirkti iš sąjungininkų duoną be įgaliojimo, pasirašyto kuopos vado ir patvirtinto mano parašu. Nepaslaptis, jog labai dažnai užeinate priekį ir superkat visą duoną. Užklupti tą darant, negausit davinio ir neteksit galimybės vogti iš sodų, nes neperžengsit stovyklos ribų. Pone, kas jūs? Pone Clayton. Ar tam čia vieta, pone? Atsiprašau, sere, bet kai jis išalksta, reikia pamaitinti. Šiuo atžvilgiu atleiskit, jis panašus į savo tėvą. Nebejoju. Ačiū, pone Šarpai. Sere. Kaip gražiai apsirengęs. Turbūt prieš mus puikuosi. Turiu būti tikras, kad neišpirksi duonos anksčiau už intendantus. Kai reikės įgaliojimo, ateikit pas mane. Ir laikykitės toliau nuo sodo. Nekreipsiu tai dėmesio. Vadas rūpinasi jumis. O tu prižiūrėk savo senioką, kad kur nenuklystų. Nenuklys. Jis žiūri kaip sąlyžindo kūdikį. Ir tu žiūri. Vėliau į tave pažiūrėčiau, Lily. Nepamatysi. Kaip apmaudu, kad jau tapai tėvu. Gaila. Bet savo nešvarius baltinius atnešk. Aš įskalbsiu. O tavo ponė tvirtoviai su prancūzais. Turbūt nenubodžiauja. Ji graži. Kartą ir aš buvau susidėjus su prancūzų karininku. Ne savo norų, žinoma. Tu kaltas. Po Talaveros mūšio buvom paliktos vienos. Aš? Tai negi aš. Dar laimė, kad mūsų neišvarė pusnogių, kaip tie begėdžiai ispanai prancūzų žmonas. Jie nenorėjo nei mūsų drabužių. Galbūt. Tik neprasitarkit Claytonui, ponia Šarpai. Jam tokia žinia baisesnė už priešo kulką. Claytonai, išbaltink paradų į mano perpetę. Palik į ramybę, Obedaja. Mačiau tavo žmonos papus, Claytonai. Ketinu juos paglamžyti ir niekas manęs nesulaikys. Perspėju. Geidolys Obedaja paverčia gyvuliu. Badachosas. Pone, kaip matot, aš vis sekioju jums iš paskos. Dėkinga už dėmesį, pone. Laukiau jūsų. Su jumis taip malonu. Kažin, ar aš verta. Nė viena kita man taip nepatiks. Tokios garbės nenusipelniau. Būry ramiai. Kodėl šitie vyrai čia? Jų uniformos kitokios. Ar jie ne iš pietų Esekso pulko? Netinkamai apsirengusi kareiviai, sere, pastebite iš tolo. Prie žalios uniformos būtinas diržas. Ta, kuris priešo pašonėje nejuosi diržo, reikia išplakti. Perkinsai, žingsnį į priekį. Šaunuolis. Atgal į rikiuotę. Geras vaikinas. Stebiu tave.
Gaila, sere. Tokį šaunų vaikį gadina bjauri uniforma. Raudona jam labiau tiktų. Į vietą, seržante. Klausau, sere. Mumis didžiuositės. Visi į vietas. Jei dar kartą užkabinsi kurį nors iš mano vaikinų Obedąją, perdursiu tave šituo smaigu kiaurai. Tai paskubėk, padė, kol neatėjo tavo eilė. Hei, ką čia išdarinėjai? Atsiprašau, sere, žaidėm. Imkis naudingo darbo. Patikrink, ar teisingai sudėjau sumas. Juk mokslu esi ragavęs. Taip, sere. Čia judviem su sal. Apšilimui. Atėjot pažiūrėti į Badachosą. Sienos storos. Ką darysim? Perkopsim. O kaip Obedaja? Kaip ir sakėt, ne vieno neapdairau žingsnio. Kapitono Raimerio numylėtinis mėgino nubausti Perkinsą už pamestą diržą. Taikosi išprievartauti Sally Clayton, bet aš aplaužysiu jam rangus. Čia tau. Šventojo Patriko dienos proga. Dieve saugo kairėje. Jūs nuostabus žmogus. Nors ir anglas. Naktį jos nesušals. Ar buvai vedęs, Patrikai? Dukterį turi? Apie ją galvodamas nejučia šypsausi. Kodėl Teresa nepasitraukė? Ten vienam iš tų namų yra tai, kas man gyvenime brangiausia. Bet nežinau kuriam. Prakeiktas nernas. Jo čia darbas. Užskleski duris. Nužudžiau jį. Ta parša. Ką? Ką, Teresa? Renier. Generolo Filipono inžinierių. Kodėl? Nė vienas prancūzas te nedrįsta manęs paliesti. Daugiau niekados. Turi iš čia dingti. O Antonija? Su manimi saugi. Su tavim? Anglų tu nekenti kaip ir prancūzų. Negaliu jos čia palikti. Jis serga. Kad ir anglų duktė, ji vis tiek mano kraujo. Atnešk vandens ir rašomojo popieriaus. Wellingtoną tai sudomins. Kaskit. Jei nekasit, valgyt negausit. Seržante, karininkas ateina. Jis ne karininkas. Pona leitenantą Šarpą aš pažįstu. Mudu va taip, bet aš viršui. Taigi. Būry, ramiai.
Atėjot parodyti tiems tinkiniams, kaip reikia dirbti, sere? Laisvai, seržante. Dar gyvas, seržante? Skelbiu tave nesunaikinamu. Nesunaikinamas. Nesunaikinamas. Ateis ir jūsų eilė. Heiksvilui nepriklauso turėti šitą ietį. Tai bataliono puošmena. Nepriklauso? Bet man jis naudingas. Tikrai? Seržantas Harperis būtų tinkamesnis. Bet seržantas Heiksvilas už jį viršesnis. Kaip ir jūs už mane. Jūsų piniginė storesnė. Niekšai pasistengsiu, kad jums neišmokėtų algos. Jiems nepatinka kasti. O jums patiktų? Nesu bandęs. Sere, šitie vyrai išmokyti kautis. Pakloti priešą vienu šūviu. Jie šauliai. Man sakė, kad jūsų šautuvai spaudžia tik 2 šūvius per minutę. Taip. Iš bėdos 3. Bet kiekvienu taikliu šūviu paklojame prancūzą. Ko gero jūs teisus. Kas jiems nepatinka? Šarpai. Jūsų kuopos vado pareigas aš tikrai nusipirkau. Ar ginklų turit? Nė vieno. Ginklus jiems buvo įsakyta palikti. Kasti lengviau. Kas ten? Prancūzai. Jie to išpildys tai, ką iškasėt. Priešintis nepajėgsim. Atgal. Traukiamės. Ko jūs juokitės? Visas triūsas per niek. Jie užėmė apkasus. O mes šauliai be šautuvų jų nesustabdėm. Gal reikia ką nors daryti? O ką? Ką? Jei kyla abejonių, skelbkit patikrinimą. Kad juos kur galas. Ar nė vieno netrūksta? Ei. Ar nė vieno netrūksta? Saugokit kastuvus. Neleiskit jiems pagrobti kastuvų. Gerai. Susigrąžinkim kastuvus. Jie visi suskaičiuoti. Įtraukti į sąrašą. Aš žinau. Gerai. Pirmin. Įvarėm jiems baimės. Kastuvų vertė pakilo. Bėkit, pašlemėkai, bėkit. Neblogai. Šarpai. Taigi. Parodėm jiems. Pasikalbėsim vėliau, sere. Vėliau. Velniai rautų. Sere, jūs kviečia su daiktais. Kas kviečia? Pulkininkas. Kažin kam prireikė pono Šarpo daiktų. Richardai, turiu prašymą. Kokį? Prašymas toks.
Jei būsite paskirtas menkos vilties būrio vadu, ar mane paimsite? Ne. Richardai, priimkit, aš išgarsėčiau. Viljamai, menkos vilties vyrai pasmerkti iš anksto. Jie pradės šturmą ir žus pirmieji, nuo kulkų ar sviedinio skeveldrų. Todėl ir būrio pavadinimas toks – menka viltis. Bet tai šlovė ir nauda. Juk žūva juk ne visi. O jei nėra prasmės, tai kam toks būrys? Kas nors turi būti pirmas. Kažkas rausėsi karininkų mantoj šarpai. Kas jums dingo, Džekai? Regis tik sidabriniai ir auksiniai papuošalai, o leitenantas Praisas sakosi netekęs auskarų. Pats jais nesipuošiu, sere. Dovana motinai. Radau Ciudad Rodrige. Už bagažo apsaugą atsakingas jų šarpai. Kur po galais buvot? Neškite čia savo krepšį. Na jau ne, sere. Dievės sergėk, aš ne apie tai. Jūsgi karininkas. Patikrinkit, ar niekas nedingo. Velniai rautų. Laikrodžio nebėra. Ir veidrodžio. Jo dangtelis sidabrinis, šeimos relikvija. Trūksta teleskopo. Padovanojo lordas Wellingtonas. Jums? Tikrai? O kaip atrodė? Iš ko galima būtų atpažinti? Prie jo pritvirtinta varinė plokštelė. Viskas. Ant jos užrašas su dėkingumu AV, rugsėjo 23. Dovana jums? Mat kaip nuostabu. Kas apie ją žinojo? Kad regis. Brangi dovana, vaikine. Džekai, kaip tau? Nieko jie neras. Užjaučiu dėl teleskopo. Tikrai? Ačiū. Smarvė kaip iš tvarto. Sere. Po galais, Harperi. Už tai būsi žiauriai nuplaktas. Perduosiu tave karo lauko teismui. Kur niekšė nukišai mano žmonos portretą? Na va, Šarpi. Išgana. Įsimylėjau tavo žmoną, Kleitonai, tą dailutę kekšę. Negausi. Ir ji nekekšė. Nelauksiu, kol žūsi badakose. Mušiu tave kasdien, kol ji puls prieš mane ant putlių keliukų maldaudama, kad ją paimčiau. Juk tu nori, kad būčiau laimingas, motinėlė. Niekada nemaniau, kad pamatysiu tavo nugarą čaižomą rimbo. Pulkininkas Vindamas myli savo žmoną. Jis ir turi mylėti. Bet negalėjau jam pasakyti, kur jie, nes nežinau. Patrikai, aš prisiekiau, kad padarai tą ne tu. Ačiū, kad mane palaiko, sere. Gėdinga skirti tau tokią bausmę. Taip. Būti nuplaktam gėda kiekvienam vyrui. Bet blogiausia, kad man atims laipsnį. Įpratau prie jo, bet susigrąžinsiu. Liksiu greta jūsų. Ar tapęs menkos vilties vadu mane priimsit? Nebūk kvailys. Gyventi juk nori. Ar paprašysit? Nesiklausai, ką sakau.
Bet sienų be manęs juk nešturmuosit. Jei gausiu tą būrį, pereisi pas mane. Ta vagystė Heiksvilo darbas. Žinau. Kiek rimbo kirčių esat gavęs? 200. Niekis. Žvairas vagis Maidstone nugvelbęs karininko stalo įrankius gavo 800 per vieną kartą ir įsilaikė ant kojų. Bet nuo žvairumo lyg ir pasveiko, nes Vimeire tiesiu taikymu nuskuodė prieš patrankos sviedinį. Ir aš įsilaikysiu. Po 25 kirčio nieko nebejauti. Jauti, Patrikai. Aš jaučiau. Ne. Nejauti. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100 kirčių, baigtas, sere. Harperi, ateik arčiau. Sere, tu ištvermingas vyras. Už tai tave gerbiu. Ačiū, sere. Ačiū. Na kaip? Viešpaties skausmas pragariškas. Daugiau nebūčiau ištvėręs. Sakiau. Duokit komandą skirstyti, seržante. Praradau juos, Džekai. Ar susigrąžinau? Manau taip, sere. O kaip turėjau pasielgti, Džekai? Tas žmogus vagis. Sere, o ką reiškia tas jų bilsnojimo šautuvų buožėmis? Tai šaulių signalas, perspėjantis prancūzų žvalgus trauktis iš kelio, kai Wellingtonas netoliese, kad negautų į kailį. Ar galėčiau už atlygį būti priimtas į šaulius? Galėtum. Pinigų turi? Taip, žinoma. Mano šeima labai turtinga. Tiesą sakant, aš vikontas. Tada gali tapti šauliu, kai suauksi. Ištrūkti jai nebepavyks. Žus daugybė gerų žmonių. Užteks vieno kapitono. Žinoma, Šarpai. Man paaukštinimo nereikia, o tau reikia. Ir jie tą žino. Nenoriu, kad alsuotum man į pakaušį. Verčiau jau pasigersiu. Šiaip ar taip esu girtuoklis. Richardai, suprask, jie žino, ko tu lauki. Harry, nematau kito kelio. Tik viltis gauti paaukštinimą mane stumia į priekį. Tokie kaip tu viską turi nuo gimimo. O aš laipsnio siekiu dukters labui, kad užtikrinčiau jai padėtį. Menka viltis, galimybė. Ir aš ją pasinaudosiu. Nors žinau, galiu žūti jos nepamatęs.
Šautuvai springs nuo ugnies. Lydysis įkaitusios spynos. O Badachosas kietas kaip Raimerios subinė. Lygiai 8 valanda. Esu jam dėkingas, kad žadėjau sukti. Štai kas Nernai išgelbėjo man gyvybę. Jei kulka bent per colį būtų įsmigusi į kirkšnį, jau būčiau negyvas. Labas rytas, pulkininkė Fletcheri. Malonu, kad atėjot, milorde. Deja, dar negaliu judintis. Prancūzai pastatė užtvanką. Užkimšo tilto arkas ir sulaikė upės tėkmę, o mes braidžiojam purve. Užtvanką ketinam susprogdinti, pramušim angą vandeniui nutekėti. Kaip jūsų žaizda, pulkininkė Fletcheri? Girdėjau, gelbėjot kastuvus? Privalau gelbėti, jų trūksta. Prancūzams esą pažadėta po sidabrinį dolerį už kiekvieną susigrąžintą kastuvą. Ar savo dolerį už tai jau gavot? Moneta buvo mano kišenėje, milorde. Ją atsitrenkė kulka. Tik dėl to likau gyvas. Prašau atleisti, milorde, labai pavargau. Palankysiu jūs kas rytą 8, pulkininkė Fletcheri. Dėkingas jums, milorde. Ne, milorde. Priešui aš nieko neparduočiau, nieko gyvo. Jei jis nori dezertiruoti anglų pusėn, padėsim. Turės pristatyti laišką. Gal tuomet jie suvoks, kad prancūzus čia palaiko ne visi. Siųsdami šitą laišką rizikuojam gyvybę. Gal norite išgerti? Ar padarysit man paslaugą? Sakykit kokią. Kapitonui Richardui Sharpui, 95 pulkas. Ginklus ant peties. Kairen. Žengte marš. Ar po bausmės gali vykdyti savo pareigas? Pasak chirurgo galiu, sere. Labai gerai. O ką čia turi? 7-vamzdis. Šaudo pistoleto kulkom. Noko gaminys iš Londono. Mirtinas ginklas, patogus sargyboj. Statuto pažeidimas, sere. Jam nepriklauso tokį turėti. Čia karininko ginklas. Man davė į poną Sharpą, sere. Skirti jam bausmę, sere? Ką? Ne, nebūtina. Eilinį Harperį atiduokit į man. Galiu paimti, sere? Ką? Taip. Tau, Harperį, jo neprireiks. Ačiū, padė. Kam jums visą tai? Vietoj reikalingų priemonių gavom šlamšto. 3 vežimus. Gal pavyktų į ką nors iškeisti? Kas mainytų krūvą gertuvių naudingus daiktus? Keblus klausimas, sere. Ar neprivalai stovėti sargyboj? Privalau, sere. Tai stovėk po galais.
Tarp mūsų ir prancūzų tik tu. Tikrai, sere? Ačiū Dievui, ne. Tau bent sargyba patikėta, o man nieko. Nė vienam bataliono patruliui negaliu vadovauti. Ar teisingai mes elgiamės, Richardai? Pasakykit. Nebesusigaudau visai. Įsidėmėk, Viljamai. Viską turi įsiaiškinti pats, nesvarbu kaip. Tai, kad niekas man nieko nesako. Jie neturi kantrybės paaiškinti. Tuomet aš pasakysiu. Vis tiek nėra ką veikti. Mūsų užduotis naktį saugoti savo pozicijas. Ta atlieka patruliai ir sargybos būriai, kad priešas neužkluptų iš pasalų, nors tai mažai tikėtina. Tau pats metas grįžti į postą. Bet kaip aš visko išmoksiu? Ar tai pavojinga? Kiekviena užduotis pavojinga, Viljamai. Greitai sužinosim. Nedažnai pats išlydit patrulius, sere. Šiąnakt visą kariuomenę saugos pietų Esekso pulkas. Taip, atėjo mūsų eilė. Bet kodėl jums rūpi? Sutemus inžinieriai įsiūs sprogdintojų būrį. Jie sugriaus užtvanką, kad nusektų vanduo, kuriame braidžiojam. Taigi triukšmo bus daug. Matthewsas, sere. Matthewsas mūsų naujokas, sere. Eik, Viljamai. Jam nedera čia būti, bet netrukdo. O jūs čia ką veikėt? Manęs neturėtum kaltinti, Šarpai, Teresa pati savo vadovauja. Badachosai paliks, kai norės. Kažkas dengdamasis sąmyšių brausis iš tvirtovės? Kas? Eik iš čia, Viljamai. Galit būti ramus, Šarpai. Nepasakysit, žinoma, kad jūs kur galas. Visa jūsų žvalgyba vien klastingos pinklės. Seržante, šitos vyrus į kairį sparną. O šituos tolygiai paskirstykit dešiniajam patrulio sparne. Šarpai, ką čia veikiat? Kas eina? Šarpas. Priešakinis postas, sere. Kur Harperis? Ten kairiai, sere. Pasilenkit, sere. Patrikai. Prancūzai atsėlina. Pavieniai šauliai. Harisas su manim, Cooperis atskirai. Perkinsas ir Hakmanas už mūsų. Čia priešakinė pozicija. Harisai. Girdžiu, sere, bet geriau tylėkit. Keli prancūzai tyko netoliese. Tyliau, sere, jie išgirs. Majoras Nernas laukia savo šnipo. Nesakė, bet žinau. O kur Raimeris? Jis turi būti čia. Signalinės raketos. Ką jie daro? Asilai. Sprogdintojai minuoja užtvanką. Ji tuoj pasirodys. Cooperi, mulki, tu ją nušovei. Teresa. Mano dukrelė serga, o jūs tik verkti sugebat. Tvardykitės. Atgal, pone Matthewsai. Velnes. Įšovė jūs. Jį šovė jūs. Vilimai. O Dieve. Dieve. Ar viskas dėl šito?
Radom prie negyvo prancūzo. Teresos laiškas jums. Skaitykit, bet prisiekit, kad perduosit man viską, kas galėtų būti svarbu. Šarpai. Jums bėga kraujas. Kiekvieną rytą imu tavo dukrelę ant rankų ir laukiu tavęs, kad išvydus galėčiau sakyti, Antonija, žiūrėk, tavo tėtis atbėga. Žalia uniforma su dideliu kardu. Jis kaunasi už Wellingtoną ir už mus. Gali būti tikras, kad kovosiu gindama man likusią garbę ir savo vaiką nuo prancūzų, o jei reikės ir nuo anglų. Dėl manęs gali nesibaiminti, bet skubėk pas mane, Richardai, ir stenkis likti gyvas. Pone Šarpai, jūs gyvas. Chirurgas iš kojos man ištraukė kulką. Vajetau, jūs šlubuojat. Štai. Suvenyras. Pistoleto kulka. Galėjau ir kojos netekt. Sėskite, Šarpai. Majorą Nerną iš Wellingtono štabo turbūt pažįstat. Jis klausinėjo apie jūs. Aišku, sere. Štabo inžineriniai tarnybai reikia pagalbos, kaip ir praeitą naktį. Jūsų nekaltinu. Netikau karininko, jums peršovė koją. Vaikščioti galit? Jūs nekaltas. Jau sakiau. Taip. Linkiu sėkmės. Ar nepaspausit mano rankos, sere? Kokią progą, sere? Norite manęs atsikratyti ir spaudžiat ranką? Kodėl? Spaudžiu ranką, nes tarp mudviejų jokios nesantaikos. Žaviuosi jūsų drąsa. Džekai, pasakyk jam. Kapitonui Raimeriui sunku. Jis nesusitvarko su kuopa. Nors vadovauti jam netrukdot, bet esat šalia. Ne jūsų kaltė, Šarpai. Žinoma, ne. Per šturmą daugelis kuopų neteks kapitonų. Jie nepakenčia jūsų žvilgsnio. Visi mano bataliono kapitonai įsitikinę, kad tikitės jų žūties šturmuojant Badachosą. Bet ne vienas jūsų nekaltina. Ne jūsų kaltė. Anaiptol ne jūsų. Ar paspausit man ranką? Siūlau kuo nuoširdžiausiai. Ir aš mielai paspausiu jums ranką, Šarpai. Jis elgėsi kaip džentelmenas. Geri seržantai žemės druska. Tik dievaži, negaliu apsiprasti, kai jie tampa karininkais. Štai dabar tapsite tikrais kareiviais. Apsivilksit ryškiai raudonas pietų Esekso pulko uniformas, atiduosit savo brangiuosius šautuvus, gausit puikias muškietas ir pagaliau būsite verti kareivio vardo. Argi tikėjaisi, motinėlė, šitai pamatyti? Nekenčiat manęs? Ir aš jūsų. Nekenčiu. Kas tai pasakė? Aiškiai girdėjau. Beprotis? Na jau ne. Aš ne beprotis. Nemanykit, kad nesuprantu. Kai duosiu komandą, pasitemkit. Kuopa,
Ramiai. Jie kvaršina man galvą, sere. Ramybės neduoda. Sakai, neduoda ramybės? Tai duok jiems komandą laisvai. Kuopa, laisvai. Tas šautuvas užtaisytas, seržante. Kaip tai, sere? Nežinojai, seržante? Aš? Ne, sere, tikrai ne. Jis tavo, seržante? Ne, sere? Ne mano. Jo, sere. Eilinio Harperio. Kiek dar yra užtaisytų? Harisai. Kuperi. Sere. Hagmanai. Perkinsai. Sere. Girdėjau tavęs užmušti neįmanoma, seržante Heiksvilai. Žinomi žodžiai. Šiandien vaikinai, aš nemirtingas, gyvensiu amžinai. Mane jau mėgino pakarti, bet nepavyko. Gal ir patikėčiau. Bet žinau, kad pats mėginai nužudyti žmogų, seržante Heiksvilai. Ir tau nepavyko. Įdomu, seržante, kas tas žmogus? Tu negyvėlis, Obedaja. Lavonas. Harperi. Pažadu, kad savo uniformas atgausit. Ir šautuvus. Ir mane. Aš grįšiu. I'll be back. Ar pralaužti gynybą įmanoma? Taip, sere. Abejoju jo kompetencija šiuo klausimu, milorde. Jis ten buvo. Šarpai buvot? Visą praeitą naktį jis gulėjo ant pylimo. Taip. Dar per anksti. Rytoj šturmuosim Badachosą. Turit visą dieną. Sere. Ką, Šarpai? Sere, norėčiau, kad mane paskirtumėt menkos vilties vadu. Laikau tave patrakeliu, Šarpai, bet tu maniškis, vienas iš mano patrakelių. Nenoriu, kad žūtum. Prašau išklausyti mano argumentus, sere. Jie rimti. Mieste mano žmona. Ir vaikas. Noriu patekti ten pirmas ir būti šalia jų. Nes miestas, sere, jūs nusiaupsit. Menkos vilties jums niekas neduos. Aš tam nepritarsiu, ne. Dėmesio. Visi žinote, kas vyko užėmus Ciudad Rodrigą. Miesto gyventojai patyrė visas įmanomas skriaudas ir pažeminimus. Badachose to netoleruosim.
Bet koks kėsinimasis į civilių asmenų nuosavybę susilauks greitos ir pelnytos mirties bausmės. Sulaikyti nusikaltėliai bus pakarti nusikaltimo vietoje. Vietoje. Šlykštaus nusikaltimo vietoje. Ašgi žinau, nusikalsit būtinai. Stebiu tave, Kleitonai. Pakarsiu kaip mat. Piktadarius ir šunsnukius pažįstu iš tolo. Mane, kodėl mane? Užsičiauk, Kleitonai. Nevokit, nežudykit vietos gyventojų. Nepasiduokit žemiems geiduliams, kitaip jūsų laukia kartuvės. Laikau tave savo draugu. Malonu, Richardai. Manim nenusvilsi. Seržante Harperi. Teresa, kaip žinot, Badachose. Aš galiu žūti. Jei taip nutiktų, ginkite ją. Būtinai, Richardai. Manim gali pasikliauti. Ir pažadu. Gersiu tik tiek, kad užlipčiau kopėčiom. Dėl manęs ir visų šaulių galit būti ramus. Ji name prie katedros. Šalia 2 apelsinmedžiai. Taip rašo laiške. Tik tiek žinau. Ji nupiešė planą, bet jo nebeturiu. Prisiminkit Ciudad Rodrigą. Ten su moterimis elgtasi žiauriai. Kai kurios net nužudytos kartu su vaikais. Nurengsim ją, apnuoginsim. O bedaje nusipelnė gardaus kasnelio. Negaliu žūti, motinėlė. Tu mane išgelbėsi. I cannot die, for you did save me. Būtinai turiu ką nors nutverti, motinėlę. Kitaip sprogsiu, nesulaukęs, kol man atitek šarpo kekšė. Kai jis pažiūri, žemė suvirpa. Jo paliesti kalnai padūmuoja. Viešpačiui giesmės giedosiu, kol gyvensiu. Dainuokim visi. Viešpačiui giesmės giedosiu, kol gyvensiu.
Soon be done with, Netrukus Jack. viskas baigsis, Džekai. I do hope you Tikiuosi, survive. liksi gyvas. You have my Ir jums best to linkiu, wishes, sere. Jameson. Grateful to Ačiū, you, Jack. Džekai. Grateful to you. Ačiū. Permission to speak, Leiskite sir. kreiptis, sere. Shall we sing a Ar song? galim dainuoti? Come, cheer up, my lads, 'tis to Aukščiau galvas, glory vaikinai. we steer. Šlovė mūsų To laukia. add something Širdis ąžuolinė more priešui to this nepasiduos. wonderful year. To honor we call you as free men, not slaves. For who are so free as the sons of the waves? Hearts of oak are our ships, hearts of oak are our men. We always are ready. Steady, boy, steady. Šarpis dar čia, motinėlė. Bet jau netrukus. Again and again. We'll ne'er see our foes, but we wish them to stay. They'll never see us, but they wish us away. If they run, My hopes to you, sir, Sėkmės jums vade. and all the Ir South visam Essex pietų Esekso pulkui. Will you let my Leiskite men mano down as vyrams mirti kaip šauliams. in green jackets? Žaliomis uniformomis jie kausis daug geriau. They are proud men. Mano šauliai išdidus. You have need Jums of tokių reikia. proud, and they will not fail Ir you. jūs, ir kapitonas Raimeris galite jais pasikliauti. I know they will not, Žinau, Šarpai. as I know Ir you will jumis not. pasikliauju. Let them wear Tegu the jie green vilkė jackets. žaliais mundurais, kuriuos tai brangina. Ačiū, sere. Ačiū. Ačiū, sere. Aš Benas Perkinsas, rinktinis šaulys. Grąžinu visas skolas rinktiniam šauliui Danieliui Hakmanui. Likewise, Ben. O aš Benai tau. Štai, Harps. harpsai. If I get Jei stuck, žūčiau, you getting this down? Kleitonai rašai? Taip. Everything what's Visa mano nuosavybė perina tau. Ir neišmokėta alga? Taip, ir alga. God Dieve, pasigailėk mūsų. have mercy on us all. Du čia, keturi čia. Vienas. Vienas čia. Trys čia. Trys. Stok. Kas eina? Menka viltis. Prieik arčiau, kad matyčiau. Pone Šarpai, aš Benediktas. Richardas. Palydėsiu iki pylimo. Parodysiu, kur šturmuoti. Ačiū. Jau einam? Jums leidus, pone Šarpai. I'll be with you. Tesaugo jūs Dievas. Menka viltis. Drąsūs vaikinai. let them go. Tegu pradeda.
Kaip matau, nešiojat garbės ženklą? Nepavydžiu. Štai jūsų ruožas. Santa Marija. Man visuomet sekėsi. Na, traukiu kardą. Pasiruošę? Govardas. Menkos vilties vadas. Per Ciudad Rodrigo šturmą liko gyvas. Dabar kapitonas. Pažinojot? Ne. Drąsiau vaikinai, patrankos mūsų neišgąsdins. Tiesia greta pirmyn. Mama. Motulė. Skleis sparnus ir kelk mane aukštyn. Kelkis. Pirmyn vaikinai. Pirmyn. Žiauru. Tikrai žiauru. Džekai. Tau galas. Laikykis manęs. Kapitonas Raineris žuvo. Pone Šarpai, ar girdit? Kuopa jūsų. Ką darysim, sere?
cannot order them Nejau to storm įsisakys kartoti šturmą, Fletcherį. Sustiprinkit ketvirtąjį lengvosiomis patrankomis ir šauliais. Tegu persigrupuoja ir šturmuoja iš naujo. Klausau, milorde. That's where I'm going. Aš eisiu. And none of you Nei have to vienas iš jūsų neprivalo. go. That's where I'm O aš einu ir pasakysiu, kodėl. Why? It's 'cause them Todėl, kad French- prancūzai iš mūsų juokiasi. Do you hear them? Girdit? I hear them. Aš girdžiu. They're laughing at Jie us. juokiasi. All's well at Sako, Badajoz. Badachose viskas gerai. Hey? Well, I'm not Nepakęsiu to. Šunsnukiai. They are laughing. Juokiasi iš mūsų. Are you coming? Einat? You carry it, Daniel. Imk, Danielį. You're the best. Tu geriausias šaulys. Sere, It's time to go. metas jiems įkrėst. Pirmin. Aš čia žūsiu. Mes viduj. Su Dievo pagalba pavyko. Ne. Po galais liaukitės, viskas baigta. Mūšis laimėtas. O Dieve. Jis norėjo pasiduoti. Mes viduj. Jūsų žmona, serė. Teresa. 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 Kas ten? Richardai, tu? Ne. Čia aš. Haris Praisas. Prasibroviau pirmas, Richardas prašė jumis pasirūpinti. Čia aš. O kur Richardas? Seržantė Heiksvilai, nenoriu jums gadinti ūpo, bet šita moteris. Atsiprašau, serė. Harry. Harry. Ne.
Time, please. Prašom po vieną, vaikinai. Push it. Suvarysiu jai durklą iki rankenos. Harperi. Richardai, ji tavo kekšė, Šarpi? Tuoj pamatysi. Neliesk. That's your mother. Ar čia tavo motina Obedaja? Look at that. Žiūrėk, He talks to her. jis visuje kalbasi. It's your mummy. Tai čia tavo mamytė Obedaja? Ne. Velnias. Viskas gerai. It's all right. Gerai. I've got her now. Laikau ją. I've got her. Ji su manim. I've seen her. Pamačiau ją. I've held her. Laikau rankose. She might never have Ji known galėjo me manęs to net this. nepažinti, Teresa. She might never have Galėjo known niekada me. manęs nepamatyti. Tris pakarkit dabar, o paskui kiekvieną likusį Badachose po pusiaunakčio. Kleitonas. Dar šiltas. You're a brave man. Drąsus jūs vyras, Šarpai. Džekas Koletas žuvo. I loved him. Mylėjau jį. Raimerio nebėra. Mano kišenėse dulkės ir žvyras. Pėstininkų kuopa atitenka jums, Šarpai. Priimat? I do, sir. Taip, sere. Sir. Sere. Oh, to see Pagaliau vėl matau jos mielą veidą. your face. At this place. Tokioj vietoj. At this Tokią valandą. Where was Kur it? ji buvo? Sergeant Pas seržantą Heiksvilą. Sergeant Seržantė Harper. Harperi. I apologize Atsiprašau. to you. Will you take Ar my hand? paspausit man ranką? Honored to see. Man garbės, sere. I'm not the first man Nesu to be pirmas flogged kareivis for something nuplaktas that I už tai, ko nepadarė. did. In my case, Vis dėlto tikiuosi būti paskutinis. Yes. Taip. Yes. Taip.
You Duodu žodį. my word. Pro ugnį ir dūmus, sprogimo audras, nusigausim iki pragaro sienų. Ten už kalnų.